mokintis specifinių verslo įgūdžių. Kas tai būtų kaip pavyzdys? Pirmas – gebėti kurti vertę. Tai nesukursi vertės, tada tai irgi vadinasi, kai paimi pinigus nesukūręs vertės, skamai. Tada, kai sugebi sukurti vertę, turi sugebėti tą vertę perteikti rinkai. Nes numegzti gerą megztinį ir pasilikti jį spintoj, sukurta vertė, taip sukurta, bet rinkai tu jos dar neperteikiai. Bet jeigu aš perteikiu rinkai, numezgiu megztinį ir tau padovanojau, tai aš perteikiau rinkai vertę. Perteikiau, bet tai ne verslas. Tai labdara arba dovana. Tai kad būtų jau versla, gebėt už tą sukurtą vertę, kurią tu perteikiai rinkui, gauti apmokėjimą, pinigus. Viskas. Tada turim verslą. Gebėjimas atlikti šitos 3 įgūdžius ir kitų versluose, kitų veiklose. Tu gali būti samdomas darbuotojas, jeigu tu suprasi apie sukūriamą vertę, gebėsi tą vertę perteikti savo darbdaviui ir gausi už tai atlygį, tai tu turi verslumo gebėjimą.